Na, vėl bandau kažką daryti prie šito automobilio, tai išsėmiau kojų airbagą, vairo airbagą, turim naujus taipogi. Tai ganėtinai paprastai išsiardo, vienas varžtas čia, 3 iš apačios nusėmė dugno tą tokią kojų apsaugą, apdailą ir vienas varžtas čia, tai realiai pats airbagas laikos kaip ir ant 6 varžtų, galima sakyti. Tai atmesim kitą, pajungsim fiškę atgal ir viskas. Ardau šiek tiek saloną, nes šitoj pusėje yra ganėtinai nemažai vandens keleivio vietai. Vairuotojo pusė kaip ir sausa, subai išgyveno. Nu, daugiau čia elektronikos nėra, tai dar vat radau. Tattoo numbing cream, fuck pain. Kažkas mėgo išgert, plasmasinis. Nežinau, ar jie būna ne plasmasiniai. Raktą radau, auskariuką kažkas panos, lemputę skilusią, gumelę plaukam, šiaudelį ir kitoje pusėje dar turim bulvyčių. Ir taip pat centų ganėtinai nemažai radau amerikonišką, tai prasiardysiu dar šiek tiek centrinę konsolę ir galės išsilupti galinį kilimą, nes tik galą šlapės ir leisti jam išdžiūti. Iš roto pasimiau šviesų bloką dar vieną. Tai tam, kad išsiimt rūko knopkę šitą, paprastai čia ardas ant kelių šponkių nusiema apdailą, tada kelių šponkės nusiema šitą ir iš galo nusiema va šitas daiktas ant kelių šponkių. Ir tada ten yra 2 klipsai va čia, kur šitas skylė ir šitas skylė, tai jos atleidus iškrenta lauk knopkę ir pagal viską turėtų ją tiesiog įdėti šį čia vietoj šitos. Ir turėtų veikti, kiek aš įsivaizduoju. Nu, gal dar reikės sukoduoti, bet pabandau čia įmesti ir patestuosiu. Tu va įdėjau knopkę ir paspaudus užsidega rūkas. Ir taip pat gale šviečia. Pakeičiu abi saktis dar, nes avarijos metu būna šauna ir čia tas šovinys iššauna trosą ir sutraukia tą saktį apačią, kad priveržtų diržą, tai jinai gerokai sutrumpėja. O keičias ganėtinai paprastai, čia bendroji fiškiai visas tas dalykas yra, tai fiškiai išsiardai, šitą įkiši naują ir viskas po to klaidos nutrinus turėtų dingti airbagas. Nu, dar nedings, nes dar reikia ir akumo šovinį pakeisti, kurį turim čia. Taipogi iš airbagų kaip ir bus viskas realiai akumo šovinį pakeitus. Tai va, keičiu tos plasmasiukus, kur čia sulaužyti buvo. Tai ant kelių 10 mm varžtų laikos ir turėtų darinėtis maždaug šitaip keltis ir atsidaryti. Tai čia kai buvo išlaužta, tai taip nevyko, aišku, va tik tais viena dalis kelnojas nuo kitos, nes čia išlaužtas dantratis. Ir čia sutvarkyti realiai net nėra prasmės pradėti kažką haltūrint. Pamėm kitus, sumesim kitoj pusėje ir viskas šitoj pusėje jau sutvarkytas darinėjas. Pasėmiau teliką kitą iš rūsio. Tai imkinis telikas, man atrodo, kaip pamenu skirias. Tai tvarkingas viskas su juo, ok, tik tais išsiimsim trosą. Čia yra iš mano seno teliko, biškai pagadintas tas trosas. Išsiimsim trosą ir pažiūrėsim, ar jie nesiskiria, nes čia yra anglo, tai galimai tiesiog sukeisti reikia spynos vietom. Nu, taip ne spynas, bet trosus ant spynų, nes spynos identiškos. Ir galėsim bandyti prisidėti teliką prie šito daikto, nes priekis čia kaip ir surinktas. Tada pagal teliką plius minus matysiu, kiek reikia laidus prasilginti. Nes čia signalas garso yra be fiškės nukirstas laidas, tai laidus irgi esu pasiėmęs, čia va turiu įvairius. Čia fiškę turim, bet čia gal užteks spynus, tiesiog sukeis, nereikės nieko karpyti. Tai va dabar bandau išsimt tas spynas. Spynos laikos labai paprastai, čia ant poros varžtų. Tik tas trosas ten taip įdomiai įsikabina. Ne, žiūrėkit, easy čia iškabinti jį. Su ana spyną straglinau, kažkaip užtemti buvo tie trosai. Tai pabandysim
sukeisti vietom. Tai jau išimsim trosą, pažiūrėsim, ar skiriasi ar nesiskiria. Aš manau, kad nesiskiria. Ir galvojau, kas ir būtų logiškiausia, kad nesiskirstė trosai. Tai vat gražiai persimėti į kitą pusę. Tik vat šitą klipsą iš anos pusės perdėjau šičia. Ir realiai viskas, turim normalų teliką, nes su bardačiokio vairo. Tai telikas kaip ir paruoštas dėt. Kėbulų čia kaip ir nieko nereikia daryti. Gal tik tais tą posparnį išsimsiu, nes jį dėsiu jau pačioj pabaigoje, kai jau bus buferis. Buferis taip pat nudažytas. Naujas lempas, kaip naujas dėvėtas, bet naujas šitam automobiliui. Tai va čia nėra vieno blokelio adaptyvių lempų, kur nuo vairo lempas iš šono sukinėjęs. Tai įsidėsim nuo savo senų, jeigu ten jisai veikiantis bus. O šičia sudėjau realiai šitoj pusė laidai sutvarkyti. Čia prieš rūko laidas, čia šitos fiškės nebuvo. Uždėjom gražiai, viskas užsifiksavo į savo vietas. Nu, šitoj pusėje su laidais daugiau reikalų, bet noriu pabandyti lempą įsidėti pradžiai. Dar netrodo labai panašus į automobilį, bet jau kažkas į tą pusę. Išėmėm blokelį, tai kontaktai švarus, gražus. Žiūriu, tai čia trūksta. Šitą nebuvau pastebėjęs, bet irgi išgyveno, atrodo, ant šitos lempos, tai viskas tvarkoja, permėsim. Nu, o dar šiek tiek progresą pridėjom trečią. Nieko daug nefilmavau, nes nieko tokio labai įdomus nėra, tai sudėjau keleivio pusės žibintą, čia dar tarpukas šioks toks yra, čia šitas jau prisuktas pilnai, sureguliuotas, plus sutvarkiau visus laidus. Čia dar viena parktroniko fiškė, ten parktroniko fiškė. Realiai visos fiškės buvo skirtingų spalvų laidais. Realiai tik tais 2 laidai skiriasi ir pagal schemą pasižiūrėjau, kad tie laidai eina, rudas nueina prie visų kitų rudų, o žalias nueina prie visų kitų žalių, skiriasi tik tais geltonas, jeigu gerai atsimenu. Tai iš esmės tik tais geltonas, man atrodo, reikėjo pajungti taip, kad automobilį žinotų, kuris parktronikokas yra kuris. Paskui čia fiksatoriukus visus sudėjau, čia fiksatoriukas, čia rūko žibintas, dar vienas parktronikokas. O dabar, laukiu, kol atvarys draugė, užsimesiu kapotą. Taip pat vienas apiplovimo siurbliukas, šitas purkštukas išgyvena. Šitas neišgyvena, tai šitą paėmiau naują, ne originalų, tai žiūrėsim, kaip susidės. Tai dabar realiai, ko laukiu, tai galvoju eit kumo šovinį pasikeisti ir susidėti apiplovimą pilnai pasijungti. Žiūrėti, ar neleidžiu niekur, va turim tą žarną savo seną, kur išgyveno. Mačiau dar apiplovimą, aišku, čia viskas išsimaudė dabar, bet papurškos būna, kartais pradeda bėgti per tos sujungimus ir taip išbėga visas langų skystis. Tai dabar papurškiau ir bus matyti, ar pradės bėgti ar ne. Jeigu ne, tai labai gerai. Šiaip vėl purškiai lempas ir į langus. Visur kol kas sausa, tai gal bus ledas, Nu, turim savo originalų kumą iš 93. Tai realiai parą laiko jį kroviau prieš kokią savaitę ir vis dar turim 12,8 voltų. Tai sakyčiau, turėtų būti gyvas. Pažiūrėsim kaip realybėj, bet pradžiai nelabai net norėjau priimti krovimą, bet paskui pasikrovė ir realiai savaitę laiko 12,8 volto. Tai turėtų būti geras akumas, nėra senas, originalas, bus matyti. Žodžiu, užmetėm kapotą, purvinas jisai tik tais ir sparną užmečiau. Tai sparnas apačioj sueina, šonui sueina. O čia pasireguliuos vėliau kažties kapotas, nes nežinau, gal yra linkę vyrai ar kažkas. Čia dabar jisai palaidas, tas kapotas tai išvaikštų, bet kaip. Bet neįmanoma padaryti, kad priklustų gražiai šitą vietą, dabar vis tiek lieka tarpas. Aišku, čia dabar jisai buvo gerokai mažesnis, čia gal per kokį centimetrą buvo pakilęs tas kampas. Tai gal yra linkę vyrai, gal skirias kažkaip tvirtinimai anglo ir amerikono kapoto, nes, pavyzdžiui, kur tvirtinas prie vyrių kapotas, tai ant amerikono buvo špilkos, ant anglo buvo šitie paprasti varžtai, dar plus skyrės tvirtinimo vietos amortizatorių, tai anglo kapotą uždėjus ant amerikoniškų vyrių, jau, ta prasme, neina uždaryti kapotą, nes amortizatoriai jau būna pilnai susispaudę. Tiksliau, vyriai gal neturi įtakos, bet pats tvirtinimas to taško, kur montuojas tas amortizatorius skiriasi, nors yra ir skylė padaryta ant abiejų kapotų, abi skylės, bet nėra srėgio, tai nežinau, pasimsiu vėliau kitus amortikus dar, tai dabar tai primečiau, jau šiek tiek vaizdas geresnis, nors ir kapotas neuždarytas, bet jau į automobilį panašėja.
Nu, realiai ilgai ir nuobodžiai čia žaidžiau ir su sparnu, ir su to kapotu, su lempom, su viskuo, tai dabar tarpai kaip ir susivedė neblogai. Kapotas neblogai, viskas neblogai. Esmė su kapotu buvo tokia, kad skiriasi vyriai. Ir čia tas skardinis toks laikikliukas biški buvo palenktas per daug į viršų, tai dabar palenkiau žemyn. Ir atrodo, kad susidarė tarpas normalus. Tai va, kapotas uždėtas, darinės. Dar trūksta čia tos centrinės spynos apsauginės ir amortizatorių. Tai pakeičiau vyrius ir galima matyti, ant kiek yra paprastesnės konstrukcijos lyginant su... Yra tos pačios pusės amerikoniškas vyris. Toks mažiukas ir toks griozdas, nes čia yra, sakau, tas papildomas mechanizmas šitas, kuris atkelia kapoto galą ir matyt, kad jisai ir nėra linkęs. Kad jisai ir nebuvo linkęs, aš manau, tas vyris, bet tiesiog gal tvirtinimai kažkaip skirias biški kapoto, gal labiau įleista tą vietą, nežinau, nes ant amerikoniško kapoto čia ne varžtai dedas, o yra špilkos ir dedas veržlės, o ant europinio varžtai atskirai. Šitoje pusėje irgi pasikeitė vyris, tai dabar reikia dar amortizatorių, nes dabar turiu tik tais šluotą, kuri čia jau tų kapotų prilaikius dafiga. Ir viskas, na, toliau. Nežinau, bandyti susirinkinėti reikia buferį, susidėti grotelės prieš rūkus. Prisimečiau buferį taip ant poros varžtų, kampai neprisukti, atrodo tai ahujenai. Pasirinkau parktronikus, nes laidai buvo nukirsti, viską pasitikrinti ar veikia. Tai ten uždėjau tokią... Ta prasme, veikia parktronikai, viskas tvarkoj. Padėtis mato teisingai, ta prasme, kad šitas parktronikas tai rodo, kad ar tik kliūtis yra šito parktronico. Tai va, liko pasijungti tik tais prieš rūkus, kurios irgi testavau atskirai, dar net neuždėjęs buferio, irgi veikia ir bus buferis pilnai surinktas. Grotelę šį bet kada galima įmesti, ant viršau čia dar tokią gumą dedas. Ir jo, bandysiu dabar prisisukto buferį, susireguliuoti tarpus paskutinius. Parodysiu, kaip atrodo galutinis vaizdas. Dar šiek tiek pasižaidėm ir realiai visur turim gražius, lygius tarpus. Taip pat šitas sparną dar keičiau, tai šį čia irgi tarpas gražus, lygus, kapotas, visur gražiai užsidaro, sueina ir taip toliau, tai viskas ganėtinai neblogai. Gal šį čia dar sparną biškį norėtus į vidų pastumti, kad sumažėtų šiek tiek tarpas, bet čia grinai vieną varžtą atleidus galima tai padaryti. O šiaip visur ganėtinai neblogai sueina. Čia atrodo pačioj gan nemažas tarpas iš tikrųjų, bet kiek žiūrėjau, lyg ir pas visus panašiai stovi. Kažkaip į viršų tą lempą sukėliau. Toliau jo, grotelės viskas sudėta. Ortakio, aišku, dar nieko nėra, vėliau susidės. Tikiuosi, kad reiks sudėti. O dabar bandysiu uždėti šį čia dangtelius. Ant šito tai tikrai užsidės viskas tvarkoj. Bus įdomu kaip ant šito, nes šitas yra neoriginalus. Buvo ištaškytas tos pusės, o tos pusės išgyveno. Nu va, ir sudėjau tos dangtelius, susidėjau. Abiejose pusėse gražiai spėtam tos pareiklytės ir yra tam, kad jis gal turėtų šiek tiek jėgos iš šonus atsistoti tinkamai. Tai va, priekis pilnai realiai surinktas, ko trūksta, tai aišku, čia posparnai ir panašiai, bet čia vėliau susidės ir grotelių. Tai nežinau, dar ar palikti senas chrominės, ar dėti kokias nors juodas. Labai nemėgstu tų visų dvigubų F stiliaus ir panašiai. Va, turim šitas. Greičiausiai šitas ir dėsiu, nes visur aplinkui chromai. Kažkaip neketinu šių naikint, tai turbūt paliksim taip kaip yra. Nu, 23 jau laukia. Uždėjau čia filtradėžę originalę. Uždėjau zeteškę kol kas, nes nėra klipsų, kad nesirptų oro per šonus, o per filtrą originalų. Tai nuvarysiu iki šroto pasieškot klipsų. Turėtų tik ten nuo visų ir dizelių ir panašiai. Tada sudėjom grotelės. Sudėjom visur vortakius. Čia va, stabdžius įeina. Ir ką dar padariau, tai aišku, posparnius visur sukrovau. Bet visur posparniai priekį. Dabar reikia užsidėti numerius ir bandyti pasidaryti pirmą test drive. Tai numerį remelį šį čia yra. Į priekį dar prisisuksim kažkur. Ir turim raudonus numeriukus. Ir galėsim pabandyti padaryti pirmą test drive. Tai vat, salonas kol kas kaip ir surinktas. Čia dar kelios smulkmenos nuimtos. Susimėsim į bagažinę vėliau, susidėsim. Kilimėlius sudėjau originalius, tai labai geros būklės originalus kilimėliai ir šiaip originalus yra žiauriai kokybiški.
Tai, jo, dar čia taip pat trūksta plastiko vieno. Bet iš esmės jau taip kažkas link važiuojančio automobilio. Taip pat reikia galinių padangų, bet čia test drive užteks. Irgi tokių, kokios yra. Tai jo, galėsim rūdis nuvalyti nuo stabdžių, neužilgo. Pavažinėjau kelias dienas su 93. Tai realiai viskas kaip ir labai neblogai su automobiliu. Tik tais ūžia galinis guolis ir labai akivaizdžiai matos, kad jisai kliba. Tai turiu kitą guolį, nusimsiu dabar visą stebolį, nusivešiu pas draugelį, persipresuosiu guolį. Sumesiu viską atgal ir nežinau, taip ne darbo diena, tai žiūrėsiu registruotis į geometrijos patikrą. Tai tuo pačiu ir suvedimas pasidarys visur. Ir bus aišku, ar ten prieki kažkas kažkur nelinkia ir panašiai kaip su šakėm keletą automobilį aukcionuose. Bet manau viskas bus normaliai, aišku, gal aš dabar išsireguliuos tas suvedimas. Bet maža problema, stabdžią plus naują, tai eisiu atsileisiu rankinę, atsisuksiu ratą, nusimesiu stebolę ir jo, galėsim užmesti kitą guolį. Nu, pasėmiau 93 iš poliravimo, tai visai kitas vaizdas, nebeliko tų visų nubraukimo nuo plėvelės ir panašiai, lempus atsipoliravo, visas blizgas, spalva gilė. Važiuoja gerai, nu da, yra tokių smulkmenėlių visokių, kur reiktų pasitvarkyti, gilias rankinėlė, šitą neveikia, reikia pakeisti. Šitos plasmasės niekaip nerandu, tai tokius dalykus dar tvarkysim, bet šiaip važiuoja, dirba gražiai. Lempos sukiojas, dinamikai, viskas veikia. Vaizdas tikrai neblogas. Tai vat. Buvo daug visokių smulkių pažeidimų. Aišku, ta prasme yra dar kažkiek ir įlenkimų ir kažkokių minimalių pabraižymų dar ant kapoto liko, nes kapotas šiaip ir nuo akmenuko neblogai paskaldytas, tai daliausiai, aišku, būtų persidažyti, nu, kaip ir nevertų dėl tiek dažyti, bet tokių dalykų kaip ir poliruojant nesutvarkysi idealiai, o šiaip visas kėbulas spindi, gražus veidrodis, ant saulės dar nemačiau kaip atrodo, tai tikiuosi kažkokių hologramų nebus, bet šiaip šviečiant iš prožektoriaus ir patalpoj su lempom nesimato jokių, ta prasme, hologramų ar kažkokių ten mikro įbrėžimų, tai įdomu, kaip ant saulės atrodys. Tai vat. Kol kas labai nice. Saulės, tai nėra realiai hologramų jokių, viskas labai gerai gavos, dabar pats ant saulės, tik pamačiau, tik tai jau aišku apdulkėjo. Aišku, yra dar vienas kits toksai įbrėžimas, bet kaip už tokią kainą, kokią padarė, tai čia tikrai negalima nieko geriau tikėtis ir prašyti. Čia yra viskas ahujenai. Nes vat matos netgi nuo saulės, ta prasme, visur šviesa gražiai tolygiai. Eina vienas kitas voratinklis toksai, ne voratinklis, bet kaip voratinklio siūlas likęs. Čia dar biškį reiktų nuvalyti, pastas likė ant stogo. Bet šiaip kapotas irgi buvo žiauriai baisus, tai ant kapoto vienas kitas matas, bet šiaip peliamą padarė, tai ahujenai tikrai. Reikės ir savo juodą KM6 jau čia ten pat nuvaryti. Taip einant, matas tokios gal biškį linijos, kaip eina per kapotą, bet viskas čia normaliai, nors nėra jokių sukurių nieko. Patenkintas tikrai. Nu, 93 tokios stadijos, nes alyvoje atsirado vario tokių smulkių dulkių, tai automatiškai pagalvojau, kad Intec lambatai, bet pasirodo greičiausiai kaltas yra turbokompresorius, nes išsiardžiau visą tą variklį, visi Inteklai, šitos jau naujus sudėjau, šitos irgi buvo padirbę, bet nu, tikrai ne iš jų atsirado tos dulkės ir jos tokios labai smulkios, gaila, neturiu dabar jokio video, pamiršau pafilmuoti, bet gal įmėsiu fotkę, jeigu kažkur rasiu. Labai smulkios, kur net filtras jų negaudo, tai pagalvojau, aišku, kad Inteklai blogi, tai galvoju, išsitrauksiu aš tą variklį, nes bet kokiu atveju turbokompresorių irgi kaip variantą jau buvau įtraukęs į sąrašą, kad gali būti blogas ir dėl to atsiras tas varis, bet kadangi jį nuimti realiai supratau, kad yra tiek pat reikalų, kiek 100 variklį, tai nusprendžiau better play safe ir patikrinti visą variklį, nes variklis pilnas apie 3000 eurų gal, kažkas tokio bijau sumeluot. Tai ten guli kitas turbokompresorius, užmėsim turbokompresorių kitą, pakeisim grandinės, tarpinės čia visas, kas kur dedas ir bus labai ledinis varikliukas. Šiaip visas vidus variklio labai švarus, gražus, nežinau, tikrai prižiūrėtas arba gal keistas kažkada. Bet kaip tokios ridos, tikrai tikėjausi, kad čia bus blogiau viskas vidai. Tai vat, o Inteklai atrodo realiai šitaip, čia yra pagrindiniai, tai realiai su jais dar važiuoti, bet iškart buvau viską nusipirkęs, tai
pakeisim ir va, turėsim šviežius indikliukus. Tarpus jau pasimatavau su tokia juostelė vaško, tai visur tarpai plius, nu, ta prasme, ten tiksliai nepamatuoja, bet pamatuoja maždaug kokio dydžio tas tarpukas yra ir jeigu jisai patenka į ten tą zoną leistiną, tai viskas kaip ir yra ledas. O švaistiklinių indiklų neturiu, bet jie realiai, nu, biškai daugiau padirbę buvo, bet ne iki pat vario. Tai vat, o varis atsiranda iš turbinos, tiksliau ten net ne varis, o bronza, tik kad spalva tokia pati, tai iš tų visų atraminių guolių ten viduj. Tai turbina turi ir išilginį klibėjimą, nors tas realiai devietas visas turi, bet ir postai mečiu į grupę tokią MP5, tai vienas tik tai žmogus atsiliepia, kad iš turbinos jam irgi panašiai buvo, tiksliai net pats nežino ar iš turbinos, bet irgi išsiardė variklį persirinkti ir nieko blogo neatrado, susirinko viską, atsinaujino ir lekia toliau laimingai. Tai dar variantas yra, kad tam tikras priedas alyvai gali, ta prasme, duotas tokias dulkes, bet aš alyvą kelis kartus praflašinau ir kaip ir nesusitvarkė, tai vat, turbo kompresorius čilina. Tai va, dabar pasikeisim dar, įsidėsim tą alkūninį velnę, tai vat, visas gražus, nieks niekur nepadylė. Ten irgi viskas gražiai sudėta. Vat, bobinos matos buvo 2 uždegimo ritos keistos naujom, tai šiaip aptarnautas tikrai buvo kaip priklauso, be jokių skipinimų, nes vat, net žvakės dar tebėra BMW Bosch. Tai vat, tokios tokelės, biškai čia reikaliuko papildomą atsirado, bet nieko, surinksim tą popierinį variklį ir bent jau būsim ramus, kad nieks čia niekur neišsitaškys ir kažkas nusipirks galės ramiai važinėtis. Nu, va, motoras jau viduj, pasistatėm ir degimą, pakeitėm grandinės, įdėjau jau naują ir tempėją ir prasukau variklį, tai čia buvau pasižymėjęs vieną brūkšniuką čia 207 laipsnių veržės, 100 N ir 207 laipsnių veržė šitas varžtas, tai dėl to įsidėjau pradžiai variklį, kad jisai nesivartytų ir su realiai šituo raktu ir dar užsidėjau čia vamzdį tokį ėjo priveršti, čia nekreipkite dėmesio, betvarkė, kai taip įsivažiuoju darbas būna, pasidarau betvarkę, bet realiai to viską susitvarkysiu ir kad viskas būtų organizuotai. Tai kas va turi tokius variklius ar apskritai BMW, tai čia yra svago grandinių komplektas, kas nors sakys, čia gaidai idėjai, pigų ir panašiai, bet ne, čia yra realiai tas pats, ką gauni perkant iš BMW originalas, tik tais, kad svagas pakuoja, o grandinės ir, nežinau kaip šliaužikus, bet grandinės tai BMW gamina Ivis tokią firmą, tai grandinės yra Ivis. Galima pirkti visą komplektą iš Ivis irgi šitą, bet man pigiau gavos iš svago, dar ir Febis tą patį pakuoja, tai čia vat matos net nuskylęs kampas, labai realiai keičiau dėl to, kad labai trapus tas plastikas. Pati grandinė, nežinau, ant kiek išdėlus, bet ta prasme tarp narelių kažkokio laisvumo jinai neturi, aš kaip bandžiau judinti, bet va čia va žiūrint jau matos, kad išdėlė yra normaliai graveliai, tai ten, nežinau, tas komplektas gal 110 eurų kainavo, tai tuo pačiu, kad tiek išsiardžiau, pakeičiau, tuo labiau vis tiek reikėjo atsisukti alkūninio veleno šitą varžtą, kuris yra teoriškai vienkartinis, aš manau tikrai galima naudoti ir antrą kartą ir nieko neatsitiks, tai aišku, prie to komplekto buvo ir tas varžtas pridėtas, ir šliaužikai, grandinė, visi tie varžteliai naujai, įtempėjas ir tie varžteliai, kur ten viduj būna. Tai jo, realiai sustačiau degimą, prasukau variklį, susukau žvakės, kompresija yra, viskas sukasi gražiai. Tai dabar nusivalysiu paviršius, sumėsiu ten naujas tarpinėlės, dėsiu atgal vožtuvų dangtelį. Šiaip vožtuvų dangtelį jiems irgi skyla, bet šitas keistas prieš porą metų yra. Pagal Carfaxą pasižiūrėjau, tą dangtelį gražiai susidėti reikia, irgi pagal tam tikrą scheką priveršti. Ir jo, dahuja žarnų. Dahuja laidų, viskas randam kažkaip po visokią atskirą pravodkę. Nežinau, nelabai man patinka, kaip šitas variklis išsiėmė, įsidėjo ganėtinai sudėtingai, už čia pririšus ir ten pririšus už tų taškų jisai va tai va susikreipė labai, tai norint tik iš realiai turėjau prispausti ranką, kad įsistotų atgal vietas, paprasčiausias būdas buvo, žodžiu, toksai biški atrodo ne šitam kėbalui pritaikytas, bet susirinks. Čia išorė atrodo ne kažką, nes purvinas. Su salonu panaši situacija, tai vat, po visų remontų, stovėjimo,
ir sėdynų kraštai tokie patrinti. Čia tiesiog purvina, bet jo, jis visas toksai matęs gyvenimo labai, čia tokių kaip ir rūdžių yra. Tai varysim išvalyt, pasidaryt cheminį, atsinaujint sėdynės ir žiūrėsim kaip gausis. Viską šiaip surinkau, plasmasės tas uždėjau. Dar čia tik trūksta vienas plasmasės imkinės tos, nes neturiu tų klipsų, reiks nuvaryti krastą užsisakyti. Ir jo, diržas irgi taip kažkaip vangiai sulenda, nes matyt purvinas yra. Tai paliksim Intershine cheminį padaryti, išvalyti, nudažyti saloną, atnaujinti viską. Ir galėsiu parodyti, kaip gausis ir jeigu patiks, patys galite apsilankyti Klaipėdoj, čia jie randas. Ir tikrai normaliai už neblogą kainą, manau, padaro viską. Tai vat. Ne pirmą mašiną pas juos, tai pažiūrėsim, kaip šitą atgaivins, nes šitą tai jau salonas toks va čia. Vat. Irgi matos, kur pastoviai būna liečiama ir panašiai, tai jau dažai yra patrinti. Tai vat, tokius dalykus galima susitvarkyti. Nu, va, 93 jau nuplautas. Saloną irgi padarė, tai va, parodysiu, kaip bombiškai atrodo sėdynės. Tai galima išspręsti ir be persivinėjimo, kai dar nėra viskas kiaurai pratrūkę. Tai yra specialus špaklius, specialus dažai, tokie elastiniai, kurie nesutrūkinėja. Tai vat, kaip prieš tai buvo sėdynė atrodė ir kaip dabar atrodo. Aišku, cheminis irgi pasidarė gerai. Čia dar slenkstuko vieno nėra, jau sufotkinau automobilį iš tikrųjų ir pardavimai, biški gaila bus pardavinėti, bet vat, visur, kur buvo nutrinta, čia jau aš pačiupinėjau šlapiom rankom, visur, kur buvo kas nutrinta, tai realiai viskas susitvarkė. Tai labai neblogai išsivalė. Tai vat, jeigu kažką domins irgi tokios paslaugos, cheminiai salono valymai, ar tai vat, atsinaujint norit sėdynės ar kažką panašaus, tai paliksiu Instagramą aprašymę, galit nueit, parašyti, pasitart dėl kainos. Ir ja, tai vat, šiaip automobilis kaip ir praktiškai pabaigtas, dar liko, sakau, čia uždėti slenkstuką, dugno apsaugas uždėti, ką tik ir ekspertizę realiai prasėjau su juo, geometrijos pažymą jau turiu, tai dirba gražiai, o dar padangų slėgį meta šitą dalyką daryti pažiūrėti, o šiaip, ja, atrodo bombiškai, toks kabrioletas, biškai tos angaliukus dar papoliravau, nes buvo visiškai juodi. Ratai kažkiek atsiplovė, o ten dar iš vidaus nėra pilnai atsiplovę, bet išorė jau neblogai atrodo. Tai vat, aišku, stogas atidarytas, tai skraido tie celofanai mano. Ai, dar iki pabaigos reikia vairuotojo kylės ar rankinėlę pakeisti. Šitą, nes čia yra dabar raktas sistema, kur nereikia rakto, ta prasme, raktas tos pulto, čia traukia rankinėlę, atsirakina, palietė, užsirakina. Tai gan patogus dalykas. Ir automobilį gali kurti be rakto spenelį, tiesiog reikia su savimi turėti. Lempos viskas veikia, dinamikai sukinėjas labai smagiai, ta prasme, su dinamikais iš tikrųjų važiuoti, nes labai greitai reaguoja į tavo vairą ir apšviečia tau kelią žymiai geriau. Neblogai skamba. Iš tikrųjų daugiau pagazavus tai dingsta tie visi burbulus, bet jie tokie labai švelnus. Tai nežinau, man tokie kai ne per agresyvus. Žymiai geriau skamba, negu ten, kur būna apie lengva kiti popsai. Ir skamba, nežinau, kaip skarbonkė visiškai. Tai man, ką žinau, toks ir projektėlis buvo. Biški daugiau reikalų nei tikėjaus, nes guolius visgi abiejų pusių reikėjo pakeisti. Vairo kolonėlę dar pakeičiau, nes būdavo, kad žviegdavo tiesiog susukus vairą. Prie visko, paskui, kai surinkau variklį, jis kažkaip nelabai norėjo dirbti, tai pasirodo žvakės dar numirė lentynai gulėdamas, tai įdėjau naują žvakės. Tai visur po truputį susidėtų pinigų, aišku, tos ekspertizės, geometrijos pažymos visos irgi kažkiek kainuoja. Tai realiai liko technikinę pravaryti ir automobilis bus paruoštas pilnai registracijai. Tai vat tiek žinių. Tai va, turbūt tiek. Tai vat.
atsigavo, koks yra ir koks buvo. Ventiliatorius dar biškai garsiai kažkaip dirba. Tai jaučiu išsimsiu irgi, aš šelę sutepsiu, nes pats ventiliatorius 3.5 tai kinda expensive. Ir jo, tai atsakau, jeigu kažkam reikia atsinaujinti saloną odinį, nesvarbu kokios spalvos, tai galit parašyti tą Instagramą Intershine, paliksiu aprašymę. Praštelkit, pastarkit dėl kainos, čia Klaipėdoje viskas randas. Ir jo, tai nebūtinai dėl sėdynio atnaujinimo, galit kreiptis ir dėl tiesiog salono sauso valymo, cheminio valymo ar dar kažkokių tai salono paslaugų.